Sveiki, čia vėl aš truputį padirbėjau įrašą, taigi pastačiau čia tokį alegardą, tokį auginti viską, tokį padariau, dar tik tai dalyką truputį. Taigi aš gal norėjau padaryti šitų laiptų, jei tik man užteks. Laiptų 4 pasidaro, jo, taigi gerai. Dar vienas liko, taigi visai gražu tokia krema. Sorry, truputį sustabdžiau, nesgi mano atėjo į kambarį mano sesė, bet aš nesuprantu, kaipgi čia. Nesvarbu, iškirsim, kad aš nesvarbu. Buvo mums labai didelė bėda, taigi, kad kasuvą turim, taigi tokia mažytė bėda, kad mes kam aš čia didelį buvo, kai nefilmavau, žiauriai didelis FPS-as, netgi nustebau, gavau jau apie 125 buvo FPS-as, žiauriai didelis buvo FPS-as, netgi žiūrėjau ir nepatikėjau, kad taigi čia mums reikės vandens. Turiu kažkur eiti pas mane, jau man atsibodo, ateina į man kambarį ir vos nerėkia, tai labai nervuoja, kad žiauriai nervuoja, tai taip daro mano tėvai, tai žiauriai nervuoja. Taigi mums reikės pasidaryti kibirą. Ar jų bent jau turime? Ne, kaip ir dar 3. Ir eitume prasisemti vandens, iš kur galėtume pasidaryti neįsenkamą į vandens šaltinį. Taigi aš matau ežeriuką, bet ten tik generuojasi pasaulis. Taip, tai tik generuojasi pasaulis, bet čia yra tikras vanduo. Turbūt neišgaruos, nes naujesnė versija pas mane 1.4.6. Taigi bent pasidarykime kažkiek to neįsenkamą šaltinio, bent kažkiek. Jo, čia yra naujesnė versija, vanduo negaruoja. Tačiau kas blogai, tai kad aš dar pasidarysiu čia, kai jis dar čia neįeina. Taigi, žodžiu, reikia mums pamiegoti, dar padirbėsim truputį. Negeriau miegoti. Čia neleidžia. Tie monstrai. Taigi pasidedame viską ir rytoj iš pat ryto jis miega. Taigi kūrinėjau kardas ir anštdės aušė. Taip, čia tai. Negirdžiu prie mūsų, tai kuo greičiau geriau patamėjau. Ir kaip ir sakiau, iš pat ryto į dardelį. Jau kelintą kartą ateina į mano kambarį
amžinai aiškina, kad turiu eiti nuo kompo, tai labai atsiprašau, jei negalite normaliai video pažiūrėti, tai labai man tai pušnisa, kai taip daro man, tai negaliu net normaliai nufilmuoti video, bet tai turbūt mano sesė daugiau, nei mama neateis, nei tėtis, kad tik tai būtų, nes mane žiauriai tai nervuoja, aš negaliu, kaip taip žmonės daro, kad nemato, kad daro darbus, bet vis tiek jie daro savo, tai tokių žmonių tikrai nesuprantu, atsiprašau, kad kažkas prasijungia ir kad jei parašys, tai irgi nepykite. Nes labai žiauriai mane nervuoja tie tėvai, labai pyksta ant jų. O, dar reikia kažkiek, bet tai bus gerai kažkiek, paskui pasidarysiu didesnį ten. Pasidarysiu 15. Užteks. Kiaulė nori pas mane. Kiaulė čia tai su manim taip nežais. Tai lišonė aš tiktai taip. Oi, atsiprašau, kad čia turėjo būt praėjimas, bet jei kad ir išžūs, tai galime tai padaryti. Ir dargi einame pasidaryti. FPS jau mažas, taigi jau gali baigtis video, jei nutrūks, tai ir prašau, vėl tie tėvai turi kambarį, bet tai dabar atnešu man valgyt, tai bent gerai. O kad reikia, tai žodžiu. Taigi aš gal pabandysiu apkarpyti, kad nebūtų tų trūkinimų, jei išeis, jei neišeis, tai nepykit. Tiek kažką padarysim. Gal tada perrašysiu video. Perfilmuosiu. Vis tiek padarysiu kažką. Jis bus nesąmonė. Taigi man reikia valgyti. Bet aš nesuprantu, kodėl aš miegu, bet tai man neatspausdino namie, tai dėl šito dalyko tikrai nežinau. Kodėl mes nepaimame vandens. Ir tai jau mes baigsime video už 1 minutės. Taigi, kai kuriuose videose nepasakiau, like, subscribe, labai ačiū, kad galite komentuoti, labai prašau, kad darytumėt taip, geriau komentuokite, negu, komentuokite ir prenumeruokite. Ir kas dar išmindė tas sėklas. Jei kiaulės, tai reikės kažkaip jas sudrausminti, nužudinti. Taigi turėtų augti, čia irgi, nes tiek turi vandens. O, vienas toks, nesvarbu vandens. Radom.